Labas vakaras Silvijos sekėjai, gerbėjai ir mylimieji. Šio vakaro tema būtų tikri insightai iš Silvijos pasiruošimo pasaulio čempionatui. Tai aš net susirašiau čia porą lapelių, kad nepamiršt, nes čia buvo tokių momentų, ne vienas, ne du ir ne trys, kai realiai tiesiog buvau sunerimusi dėl žmogaus. Tai labai trumpai, Silvijos pasiruošimas pasaulio čempionatui buvo, aš manau, pats sunkiausias per paskutinius 6, 7 ar 8 metus. Kodėl? Nežinau, kodėl buvo nuspręsta, kad Silvijai reikia valgyti nedaug angliavandenių. Ir tiesiog, aš manau, žmogui nurovė protą, ar kaip jūs čia sakot. Tiesiog stogelis biškį žmogui pavažiavo, kaip sakau, žmogus buvo nelabai adekvatus. Man netgi po vėlinių teko važiuoti pas žmogų iš Klaipėdos į Vilnių, kad pasižiūrėti, ar iš tikrųjų žmogus yra, ar iš tikrųjų žmogus buvo adekvatus ir su juo viskas buvo tvarkoj. Ir mes vakarieniavom ir tiesiog tu matai, kad žmogus plaukia, išplaukia ir nežinau, ar parplauks atgal. Tai tokia situacija iš tikrųjų neramino, nes to angliavandenių trūkumas, aišku, veikia ir centrinę nervų sistemą, tai jinai ten be priežasties bandė užsirauti ir ant sūnaus. Tai teko mane raminti, o jau dabar, kai mes buvom Santa Suzanoje, Ispanijoje per patį čempionatą, pačio čempionato metu, tai buvo tokių neadekvačių momentų / atakų asmeniškai prieš mane, bet kadangi žinau, kad žmogus biški neadekvatus, tai kažkaip tai priėmi, nuryji ir pravažiuoji toliau. Tai porą niuansų, akcentų tokių, kad pavyzdžiui, fotografuoji ten ją, filmuoji, stengiasi, o paskui pasižiūri, tai kokios čia nuotraukos, kokie čia video, čia aš iš viso visa kreiva, simetriška, kaip tu čia fotografuoji, stora, o jinai tokia visa kaip silkė, ar ančiuvis, geriau ančiuvis, tai... O jinai, aš stora, kaip tu čia mane fotografuoji. Ir aš pasakau, Silvija, jeigu tau nepatinka, tai tu kitą kartą pasisamdyk videografą ir jis tave paims iš gero rakurso, gerų kampų ir tada gal nebus tokių atakų. Paskui jau porą valandų iki lipimo į scenos, žodžiu, Silvija, aš ir vienas iš Lietuvos trenerių, mes kalbėjom apie atletų ruošimąsi rungtynėms, ar tai pasaulio, ar Europos, bele kokiom. Ir aš jam pasakiau, sakau, kas liečia Silviją, tai buvo tokių niuansų, kad žmogus daug verkia. Tiesiog žmogus daug verkia, buvo labai daug išsekimo nervinio, centrinė sistema visiškai shut down, visiškai užsiblokavusi, neveikianti. Ir paskui Silvija užsipuolė mane tuo, kad kam tu čia man pasakoji, aš tau čia papasakoju, aš tik tai tau papasakoju, o tu čia mano paslaptis visiems pasakoji ir, žodžiu, aš tau daugiau nieko nepasakosiu, žodžiu, o kad žmogus verkia ir daug ašarų išverkia, tai buvo tiesa. Tiesiog, buvo užsirauta ant lygios vietos.
Nu tai žodžiu, paklausai, pro vieną ausį įėjo, pro kitą ir išėjo. O dabar, atletė pavalgė trupučiuką, tai rami kaip triušis dabar. Atsigavusi vakar, pavyzdžiui, ir mėsos valgė, ir steikus valgė, ir cheesecakes valgė, ir šokoladą, ir, kitas žmogus, suprantat, atsistatinėja nervų sistemą, tai gražu žiūrėti. Galima jau susikalbėti su žmogum. Jau sakyk, ir apkabino dieną. Jo, o tai buvo tokių išpolių neadekvačių, bet tai žinai. Aš kai suprantu, kad pas žmogų biški šarikai ne į tą pusę sukasi, ar iš vis nesisuka. Čia reikia suprasti, kad Erika dabar pasakoja tikrąją tą antrąją medalio pusę, nes labai mažai, netgi nėra iš vis Lietuvoje tikrai pasakojama apie tą kelią bikinį merginos. Jo, gerai, aš dabar nepasiekiau, neturėjau to medalio ir panašiai, bet tai nereiškia, kad aš neatsidaviau šiam procesui. Reikia suprasti, kad šis sportas yra labai stipriai subjektyvus ir galbūt kai kurie ten labai kritiškai žiūri, bet, pavyzdžiui, nėra medalio, tai čia jau viskas, tai ką tu ten darėjai ir panašiai, ne visai yra taip ir yra labai daug niuansų. Aš galbūt jums irgi nufilmuosiu video, kokie ten būna kriterijai, pavyzdžiui, kad priklauso nuo tos eilutės, eilės sportininkių, kurios yra atvykusios, nuo teisėjų. Vienam šiandien nepatiko tavo raudonas bikinis, kitam patiko žalės, viskas. Jie pasirenka, laimį su mėlynu, žaliu ar dar ten kažkokių bikinių. Ir tavo plaukai nepatiko, nosis, veidas, bet kas. Gali būti ir taip, čia toksai sportas. Bet tai nereiškia, kad atletės sportininkės jos nesirašė, kad jos neatidavė pilnai savęs procesui, kad jos nesistengė, nesportavo ar dar kažkas. Ne, tiesiog ne nuo tavęs priklauso. Ir dabar Erika pasakoja, tiesiog Erika yra artimas man žmogus, kuris su manimi praėjo šitą kelią, praėjo pasiruošimą ir jinai sako, kad reikia apie tai pasakoti, reikia papasakoti moterim, merginom apie tikrąją medalio pusę, apie tikrąją savijautą žmogaus pasiruošimo metu. Aišku, sunku yra kalbėti, dėl to, manau, kalba ir jinai, nes aš pati, dar gal ne visai išdrįsčiau, nes, nėra malonu pasakoti, kad tu esi irzli, kad tu nepatenkinta. Irzli čia labai švelnus žodis. Labai švelniai pavadinta. Ir jums pasakoja artimas man žmogus, kuris su manimi visą šį procesą bendravo diena iš dienos, kiekvieną dieną ir matė tą, ir stebėjo tą. Ir kai vieną dieną jinai žino, kokia aš esu, mes kartu ir Palangoje gyvenam savaitę laiko ir jinai matė mane ir žino, kokia esu, arba Monake, kai buvom. Ir čia bamt vieną dieną vis blogėja ir vieną dieną tu jau supranti, kad kažkas yra ne taip. Sunerimsta, tai tiesiog turėkite omeny, kad sportas ir pasiruošimas viskas yra gerai, bet jūs tą turite daryti labai apgalvotai, labai stipriai įvertinant visus už ir prieš, labai stipriai dirbti su savo su savo galva, mąstymu, psichologija, nes tai aš skaitau, kad šis sportas yra apie psichologiją. 80% apie psichologiją turite būti pasiruošusis, nors ir aš jau turiu tokią patirtį, bet vis tiek tas buvimas labai ilgą laiką be angliavandenių, tokia buvo parinkta. Toks metodas buvo parinktas. Jo, šitos vietos mes tiesiog nekomentuosim, bet kaip parinkta, tai parinkta, kaip buvo pasakyta, tai buvo padaryta. Aš esu tas žmogus, kuriam jeigu pasakė, tai aš taip ir padarysiu ir aš to ir laikysiuos ir atsiduosiu tam pilnai procesui. Ir, tiesiog gal tokia mūsų žinutė būtų, įvertinkit, kad tai nėra lengva. Ir galbūt, žinai, tom moterim pasakyti pagrindinę žinutę nemažinti angliavandenių, nes labai dažnai žmonės, netgi ne varžybiniai, tie, kurie nesiruošia varžyboms, bet nuima angliavandenius. Prisimink pačią pradžią su tavim, kai mes pradėjom dirbti ir Erikos frazė buvo man kartą. Rytoj badausiu, sako, tai nuimu viską, nuimu angliavandenis. Viską nuimu. Baltymus, riebalus, badas. Badas 3-6 valandas. Jo, kartą man pasakė, aš pabadausiu 36 valandas. Ir bus gerai. Ir bus gerai.
Tai nedarykit to. Nekartokite to namie. Bet aš manau, kad tai yra labai didelė klaida. Dauguma moterų galvoja, ai čia pabadaus, viskas atsistatys ir viskas čia bus gerai. Ir forma bus gerai, bet kad paskui tau bus lūžis ir paskui vėl tau reikės atstatinėti, tai. Bet mano pagrindinė žinutė, kas ruošiasi ar ruošis ateityje, tai iš karto perspėkit artimuosius žmonės ir iš karto atsiprašykit 100 kartų, kad bus sunku ne tik atletui, bet ir aplinkai, šeimos nariams ir artimiems žmonėms, kurie tame burbule dalyvauja, nes jie taipogi dalyvauja tame procese. Jūsų artimieji nukentės. Nukentės, nes artimieji žmonės, kurie yra atleto, jie kenčia labiausiai, nes tai yra tas pjūvis, neadekvatus pjūvis, tas išpolis, kenčia artimiausius žmonės. Ir jeigu artimiausius žmonės to nesupranta, tada aišku gali įvykti trintis, konfliktai. Ir tada, kai vienas yra suirzęs ir kitas suirzęs, tai čia jau neišeitis. Tai reikia iš karto pasiruošti tam, kad bus sunku ne tik atletui, bet ir tam aplinkui. Ir susitaikyti su tuo, kad tas tam tikras laikas bus sunku, o paskui pavalgydinsim žmogų. Reikia pasakyti, kad tai bus visada, bet kurio pasiruošimo metu, bet kurio deficito metu, kai jisai yra ilgai, tas bus. Taip, tas bus. Tiesiog reikia dirbti ir su savimi, ir su savo šeima, ir perspėti juos. Taip. Būtų tokia žinutė. Na ir taip pat jūs turite suprasti, kad, dar mano būtų žinutė, ne, kad žmogus, kuris niekada gyvenime nesiruošia varžyboms, jis jūsų nuoširdžiai nesupras. Čia kalbu apie jūsų šeimos narius. Jis nuoširdžiai niekada gyvenime nesupras jūsų tos tikros būsenos ir savijautos. Jis nesupras ir nepagalvos, kad jūsų akimis realybė yra šiek tiek kitokia. Jūs į viską reaguojate žymiai jautriau, tiesiog jautrus, labai stipriai. Labai jautrus. Ir zlumas tas, ir labai didelis jautrumas. Viskas, jeigu tik neduok Dieve kažkas. Kaip ir sakau, salėje, aš prisimenu, man jau paskutinę savaitę, prieš varžybas jau sako, kad, tu atrodo be šypsenos, ten žvilgsnis jau toksai ir panašiai kažkur savam pasauliu, bet taip ir yra, tai ir tiesa. Ir tai galima paaiškinti ir iš mokslinės pusės, nes mūsų smegenys tai yra minta gliukozė, čia labai paprastai žodis. Kaip aš sakau, gliukozė, tai yra cukrus, o kai tu ilgą laiką mėnesiais mažini, neduodi. Ir iš kur tiesiog tavo smegenim, jeigu tu neduodi angliavandenių, reikėtų man bent jau 50 gramų tam, kad pamaitinti mano smegenys, tam, kad galėčiau normaliai mąstyti. Ar nedaugiau? 150 gramų? Ne, kalbu apie vien tik smegenim. O šiaip jo, be abejo, 150, kad normaliai gyventi visiems gyvybiniam procesam. Ir tas paveikia labai stipriai, ypač kai tu tą ilgą laiką. Jeigu tu tą padarysi vieną dieną, 2, 3 ar savaitės, tai nieko ten neatsitiks, nes resursas yra prozapasas riebaliuko ir gliukozės didelis. Bet jeigu tu tą ilgą laiką mėnesiais, tai paskui be abejo, žiūrėkit mano venos kokias, kaip bėga cukrus, kiek prisivalgė, aš tiesiog sėdžiu ir net matau per tą video. Ir dar, aš noriu priminti, besiruošiant, ir nenoriu įvardinti trenerio pavardės, su kuriuo buvo daug kalbėta prieš Silvijai ruošiantis, lipant į sceną, tai jisai pasakė, sako, kad atletas, kuris lipa į sceną, turi jausti kaifą nuo to, o ne kančią. Kad kančia tai ne tavo padėjėjas šitam procese. Turi būti... Ne tau šis sportas, jeigu tu jauti kančią nuo mitybos. Taip. Pavyzdžiui, kaip tokios... Turi būti kaifas, turi būti malonumas, kad tu kaifuoji ir kad tu džiaugiesi ir kad tu myli save ir kad tu važiuoji ir kad, to, žodžiu, kad pozityvas, o ne per kančią ir ne per skausmą ir ne per depresyvę nuotaiką ir irzlumą. Tai tas dar labai svarbu, kad į tai reikia irgi tai turėti omeny, nes, Prisimeni, aš tau pasakojau pradžioje, kai mes susipažinome,
Tu sakai, kodėl pas mane buvo toks ilgas tarpas, nesiruošiau varžyboms, kas buvo ten 2 metai, pas mane atrodo 2 metai, kai nedalyvavau varžybose, pertrauką 2 metam, ne, kodėl. Ir aš Erikai tada dar iš karto atsakiau, nėra alkio. Nėra alkio lipti į sceną ir šiom varžybom, aš apie šį alkį. Jeigu nėra alkio kažkam, jeigu tu nedegi viduje, wow, kaip norėčiau, jeigu tu nematai tik vieno to, nėra ten ko daryti. Jeigu tu toks, ai, gal čia būtų faina, svajoji kažkaip, ne tau, neik. Nes tu nei atsiduosi procesui 100%, nei atidirbsi salėje 100%, nei žiūrėsi mytybą 100%. To tiesiog nebebus. Todėl, kad tu nedegi to, nėra to alkio vidinio užlipti į sceną, padaryti formą, kaifuoti nuo to, pabūti scenoje, nes tai yra wow. Bet kaip aš Erikai sakiau paskutinę savaitę, aš jau labai noriu į sceną, aš noriu pasimėgauti, aš noriu užlipti tenai ir pajusti tą ir grimo kvapą, kaip sakiau, ir tų šviesukai tave šviečia, ir tos emocijos, tas jauduliukas, tas kojų drebėjimas, nes kiek tu bepozuotum, vis tiek jisai yra tas jauduliukas ten, nors ir milijoną kartų, pirmą kartą aš lipčiau į sceną, aš manau, tas vidinis drebuliukas jisai vis tiek išlieka. Vat, galbūt čia tiesiog aš tokia, aš nesu robotas, aš esu šiaip jautri, ganėtinai jautri, jausminga moteris. Ir vat man tas lipimas į sceną atrodo prieš sceną dar normaliai, o tik kai lipu ir tokia, ir tos kojas ten spaudė, tos raumenukus ir tu jau tik, kad, tokia va viduje ir kaip faina, aš pagaliau, aš scenai, pasižiūrėkit mane, tai esu aš padariau viską. O jau teisėjų sprendimai yra daug ir kitų moterų, ir genetiškai, pavyzdžiui, labiau apdovanotų ir panašiai, dabar ne apie tai. Bet kaip ir sakėm, vienam maudimukas tavo patiko, nepatiko, šukuosina plaukai makiažas. Atitaikai, neatitaikai ir aišku, dar priklauso nuo eilutės, kokios yra moteris. O mano atveju, kai aš esu 1,84 m ir jeigu pastato kitas 1,68 m, tai be abejo mes viena prie kitos proporcija labai stipriai keičiasi, tai tas irgi nulėmė. Na, bet čia kitas dalykas apie vertinimo kriterijus, mes kada nors galbūt dar papasakosiu plačiau su nuostatais ir taip toliau ir panašiai, dabar ne apie tai, dabar mes pasakojam apie psichologiją ir vidinę savijautą, kad jūs, jeigu norite dalyvauti, turite paruošti ir savo šeimos narius ir save. Gal dar tą pagrindinę žinutę, kurią aš norėčiau kaip sportininkė perduoti, kad jūsų šeimos nariai ir artimieji ir draugai nėra kalti dėl to, kad jūs pasirinkot šitą kelią. Čia tavo pasirinkimas ir jeigu tai yra tavo pasirinkimas, pasistenk maksimaliai išsaugoti etiką, išsaugoti pagarbą kitam, kad tu esi irzli, čia yra tavo problema, kitas žmogus to nesupras. Vat Erika turi svajonę pasiruošti varžyboms ir aš ją ir edukuoju, ir pasakoju, rodau dabar savo pavyzdžių, kad gali būti taip. Ir tu su tuo realiai taip aš dirbu, stengiuosi, bet jau kuo toliau, tuo mažiau tu gali tą valdyti save. Nes tu tiesiog adekvačiai net nesugebi. Tau atrodo, kad man taigi atrodo, kad viskas yra gerai, kame bėda. Kad ne tai, kad bėda, čia ne apie bėdą, čia apie būseną. Kad man taigi atrodo, kad viskas, viskas čia gerai. O kad jau skambina ir kai aš tokia, Žmogus išplaukęs galaktikoje savo ir grįžt nebesiruoš. Storės jau nebėra, 4 dienom dingus iš eterio kažkur. Atvažiuoju į Vilnių, sėdina ant kėdės tokia be pulso, be angliavandenių, su savo tilapija. Na tai šis pasiruošimas buvo toksai ir tai irgi yra gerai, nes mes turim patirties ir aš turiu dar daugiau žinių ir apie jas galiu pasakoti jums, mielosios gražiosios moteris, bikinukės ir fit modeliukės ir manau ateityje aš visada svajojau turėti savo komandą, savo moteris ruošti varžyboms, jas edukuoti šią temą ir ateityje, kai aš turėsiu dar daugiau patirties, dar daugiau visko būsiu failų padariusi pati praėjus. Ir ne tik failų, ne?
aš galėsiu dar daugiau edukuoti jūs šią temą ir kuo daugiau turiu patirties ir žinių, tuo geriau galiu paruošti kitą moterį. Ir aš manau, pirmoji mūsų moteris bus. Nu, pažiūrėsim. Pažiūrėsim. Viskas, eteris baigtas, ne ten nukreipom. Kaip greitai. Išplaukiam. Dar vykdomos dėrybos. Taip, tarkim. Na, ką dar pasirašyti? Viskas susakiau. Va, parašiau viskas. Surašiau. Ai, dar kas grįžtant, padarė jai makijažą. Oi, čia man lūpdažis netinka. Sušukavo plaukus. Oi, čia man šitas netinka. Čia netinka, čia man šitas netinka. Nu, žodžiu, vienintelis prie ko jinai neprilipo, tai buvo bikinis. Ko jinai neprilipo. O prie viso kito, tai jinai ir stora, ir per ryžą, ir per lūpdažis, per toks. Violetinis raudonas. Tai ar koks? Aš pasakiau, man raudonos spalvos atspalvis per raudonas. Nu, čia tas pats, kas pasakyti, kodėl sriuba per daug šlapia, per daug vandens sriuba, arba kodėl per daug vandeninė, arba kodėl kiaušinis per daug kiaušininis. Baltas. Tai čia vat iki tokio lygio, bet aš tai į viską žiūriu su humoru. Labai man čia... Kepo meistrė tokia sėdėjo. Što? Man tai labai viskas juokinga. Šitą, aišku, pirma patirtis, bet aš tokia... Dar tą prisiminkai, aš sakau, jūs man praeitą kartą per mažai lūpdažį. Ir ten duoda tokį rinkinuką su savim lūpdažį, kad pasiteptum tiesiog grinai. Jie tave padažo ir ten laikosi 24 valandas tas makiažas. Ir tiesiog grinai prieš pat sceną, kad porą tokių patapšnojimų. Daugiau įdėkit, man praeitą kartą mažiau įdėkit. Sako, pažiūrėk, kiek daug, o aš sėdžiu ir tokia ant jūs, čia mažai, nieko neįdėkit. Ir vėl blogai, kaip jūs mane filmuojat, čia mano nuosižnai. Tai ne, jinai ant manęs bandė, jinai konkrečiai užsirojo, kaip tu čia filmai, kaip čia... Tik čia su tokiom nuotraukom galima depresiją. Jo, kas čia per nuotraukos? Tu ką, nemoki filmuoti? Aišku, kad nemoku, Silvija, filmuoti, nemoku. Jo, nu taip, ne tokia mano profesija. Čia aš ne tą darbą dirbu, tai aš ją ir sakau, tu kitą kartą pasisamdyk, kas tave fotografuos. Gal pavyks geriau, bet ir tai abejoju. Iš tavo tų gerų pusių. Tai va, viskas, baigėme, dublis baigtas, laikas vakarieniai. Jo, o aš tik pridursiu, tai mes laukiame jūsų komentarų, parašykit, subscribe, tai padės mums augti šiam kanalui ir kad kuo daugiau moterų pamatytų ir bikinukės, nes Lietuvoje tikrai yra labai mažai, kas edukuoja ir pasakoja tą tikrąją medalio pusę, vieną ir kitą iš abiejų pusių tą pasiruošimą. Tai jeigu norite daugiau tokių video, daugiau informacijos, daugiau ne pagražintų video, išglostytų ir išbučiuotų, tokių tikrų nuoširdžių, kur mes tiesiog sėdėjom, geriam kavą ir nusprendėm, filmuojam, pakalbam, pasakom tiesą, tai parašykite komentarą, mums tai yra labai svarbu, subscribinkit puslapį ir iki pasimatymo. Gerai, viskas ir tiek. Ati.